Sveiki, apžvelgiame savaitę Lietuvos Respublikos Seime, šį kartą jums parengėme. Seimo savaitėje matysite. Seimas apsvarstė 2024 metų valstybės biudžeto projektą, rengiamasi jo tvirtinimui. Parlamentas dar 5 metams planuoja pratęsti pelno mokesčio lengvatas investicijų projektams ir kino filmams. Nustatyti nauji mėgėjų žvejybos leidimų įkainiai, mažesni nei buvo planuota pradžioje. Valstybės kontroliai siūloma pavesti atlikti auditą ir įvertinti, ar tinkamai įgyvendinami valstybės vykdomi įsipareigojimai dėl mokytojų darbo užmokesčio. Papildytas atmintinų dienų sąrašas minėsime Respublikos dieną ir 1863–64 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios dieną. Seimas 2023 metų laisvės premiją nusprendė skirti rezistentui politiniam kaliniui Petrui Plumpai ir Europos parlamentui. Sukako 80 metų, kai įkurtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas. Seime ta proga atverta paroda ir surengta konferencija. Laikom frontą. Paminėtos partizano politinio kalinio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ilgamečio vadovo Antano Lukšos 100-osios gimimo metinės. Seimas apsvarstė 2024 metų valstybės biudžeto projektą. Anot biudžeto ir finansų komiteto pirmininko projektas parengtas, siekiant užtikrinti žmonių pajamų augimą, šalies saugumo stiprinimą ir investicijas ateičiai. Vyriausybės patikslintą projektą pristatydama finansų ministrė Gintarė Skaistė taip pat pabrėžia, kad pagrindiniai prioritetai išlieka nepakitę. Tai žmonių pajamų didinimas, krašto saugumo stiprinimas bei investicijų, kurios prisideda prie aukštesnės pridėtinės vertės kūrimo skatinimas. Ir sąžiningai vertinus turimas galimybės teikiamas patobulintas 2024 metų valstybės biudžeto projektas. Jame papildomos lėšos numatytos investicijoms į kelius, kultūros ir švietimo poreikiams bei žmonių pajamų didinimui. Didžiausia papildoma suma 157 milijonai eurų numatyta keliams, žmonių pajamoms papildomai 8 milijonai 600 tūkstančių eurų, saugumui stiprinti papildomai 31 milijonas 400 tūkstančių eurų. Reikia daryti labai konkrečius dalykus ir tas yra numatyta ateinančių metų biudžete. Aš noriu priminti, kad šios vyriausybės kadencijos metu išlaidos gynybai išaugo 2 ir tai yra nemažas augimas tikrai kaip per vienos vyriausybės kadenciją. Plius mes dabar turime artimiausio laikotarpio labai svarbų uždavinį, tai yra sudaryti sąlygas Lietuvoje priimti Vokietijos brigadą ir tai yra šalia mūsų pačių gynybinių pajėgumų stiprinimo, šalia to, ką mes esame suplanavę stiprinant savo ginkluotąsias pajėgas, yra turbūt svarbiausias uždavinys ir tikrai tuo tikslu bus nemažos investicijos ateinančiais metais atliekamos ir iš solidarumo įnašo, ir iš skolintų lėšų, jeigu toks poreikis bus, taip pat ir karinio mobilumo projektai, kurie yra susiję su Lietuvos saugumu, nors tai gali būti dviguba paskirtis ir civilinė paskirtis ir karinė, kaip keliai ar Rail Baltica, taip pat šitie projektai bus visų intensyvumu tęsiami ateinančiais metais. Ir tam yra numatytos lėšos, kurios yra mūsų nuomonė dabar reikalingos. Švietimui papildomai skiriami 3,5 milijono eurų, iš jų neformaliam švietimui papildomai 3 milijonai ir 0,5 milijono pietryčių Lietuvos švietimo įstaigų infrastruktūrai. Yra įsipareigojimai nacionalinėme susitarime, kurie yra labai aiškus, jie kalba apie ne kas nori kokių procentų kažkur didinti, o apie tai, kas turi būti pasiekta 2024 metais ir tas biudžete yra numatyta. Taip aš girdžiu tą diskusiją, kad galbūt atsitiks taip, kaip buvo ir šiais metais, ir praėjusiais metais, kada vidutinis darbo užmokestis augs sparčiau, negu kad prognozuota buvo sudarant biudžetą. Tai situacijai spręsti yra speciali nuostata biudžeto įstatyme, kuri numato, kad jeigu taip susiklostys, o aš noriu priminti, kad šių metų faktinį vidutinį darbo užmokestį mes sužinosime 24 metų gegužės 22 turbūt dieną, kada bus paskelbtas faktinis rodiklis šių metų ir tada turėsime aktualesnę projekciją. Jeigu bus reikalas patikslinti atlyginimų didinimą nuo rugsėjo 1 dienos, tas bus numatyta ir tai yra numatyta biudžete. Ir man atrodo, kad vyriausybė daro tai, dėl ko yra sutarta nacionalinėme susitarime. Aš suprantu, kad visada norisi daugiau, labiau ir gražiau, bet vis dėlto reikia suprasti, kad viešajame sektoriuje apskritai yra tam tikras kontekstas. Yra ne tik tai pedagogai, kurie gauna atlyginimą iš biudžeto, bet taip pat ir medikai, pareigūnai, valstybės tarnautojai, socialiniai darbuotojai, kultūros darbuotojai.
Kultūrai papildomai siūloma skirti 4 200 000, iš jų per 1 milijoną dainų šventei, Čiurlionio metų programai, Lietuvos sezonui Prancūzijoje, 1 milijonas teks kino valstybiniam finansavimui, 1,5 milijono medijų rėmimo fondui. Švietimas, kultūra, saugumas, žmonių pajamos, infrastruktūra. Šis penketukas sulaukė papildomo dėmesio vyriausybė persvarčius biudžeto projektą ir vertinus Seimo komiteto ir Seimo narių pasiūlymus. 3 sritis iš 5 yra investicinės, investicijos į mūsų ateitį. Iš investicijų paprastai tikimasi grąžos. Investuojant į neformalų ugdymą, kultūrą, saugumą, grąža neabejotina ir labai prasminga. 2 sritis apie sąlygų gerinimą gyvenimui čia ir dabar. Taigi balansas tarp dėmesio sritims išlaikytas teisingas. Patikslinus biudžetą, jo pajamos, jeigu lygintume su pirminiu projektu, sumažėjo 30 milijonų eurų, išlaidos išaugo 111 milijonų. Dėl to biudžeto deficitas padidėjo nuo 2,9 iki 3% Maastrichto kriterijaus limito. Biudžeto priėmimas numatomas gruodžio 5 dieną. Seimas dar 5 metams planuoja pratęsti pelno mokesčio lengvatas investicijų projektams ir kino filmams. Pataisas palaikantieji skaičiuoja, kad lengvata iki šiol pasinaudojusios įmonės Lietuvoje investavo beveik 1 milijardą eurų. Nors kai kurie Seimo opozicijos atstovai nuogastauja, kad lengvata, kuria pernai pasinaudojo 2200 įmonių, nustatoma išskirtinai stambiam verslui ir esą didina nesurinkimą į biudžetą, vis dėlto biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė sako, kad būtent šios lengvatos kuria pridedamąją vertę. Geriausiai matyti ir iliustruoja, kad tos įmonės, kurios pasinaudojo investicinio projekto lengvata, kai pradėjo 17 metais, jų investicijų lygis siekia 439 milijonus eurų. Ir žiūrint šiandieną, kai vertiname to laikotarpio 22 metų, kokia pažanga padaryta, stebime, kad tos investicijos iš pasinaudojusių įmonių išaugusios dvigubai iki 938 milijonų eurų. Tas pats ir su filmų lengvata. Jeigu per 5 metų laikotarpį, 1 metams kainuoja apie 17 milijonų netekimai, tačiau per tą lengvatos galiojimą pritraukta 50 milijonų filmų gamybai, o gamintojai Lietuvoje išleido virš 200 milijonų eurų. Pataisos numato, kad įmonės, kurios įgyvendina investicijų projektą, apmokestinamą jį pelną galėtų sumažinti dėl patirtų išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti. Apmokestinamasis pelnas ir toliau bus mažinamas, jeigu turtas yra reikalingas įmonės investicijų projektui ir jis yra nenaudotas bei pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 metus. Nustatyti nauji mėgėjų žvejybos leidimų įkainiai, žvejoti nemokamai be mėgėjų žvejybos leidimų teisę turės asmenys iki 18 metų, šiuo metu iki 16 metų. Taip pat pensininkai ir asmenys su negale. Privačių žuvininkystės vandens telkinių savininkai galės patys nustatyti mėgėjų žvejybos leidimų kainas jiems priklausančiuose žuvininkystės vandens telkiniuose. Įstatymo pakeitimai palies 200 000 žvejų mėgėjų, tiek jų priskaičiuojama mūsų šalyje. Leidimo 2 paras žvejoti valstybiniuose vandens telkiniuose, nelimituojant žvejybos, kaina didės šiek tiek mažiau nei buvo planuojama, nuo €40 iki 3 eurų, mėnesį nuo 5 iki 10 eurų, o 1 metus nuo 14 iki 30. Kadangi tikrai gamta kainuoja, investicijos į gamtą irgi turėtų būti didinamos ir mes netaip seniai priėmėm įstatymą dėl žvejų verslininkų pasitraukimo, tai tas pasitraukimas turi būti kompensuojamas. Taip pat per klausimus aptarėm su nevyriausybininkais, su žvejais mėgėjais, kad iš tikrųjų reikia investuoti ir į mokslinius tyrimus, ir į žuvinimą, ir į infrastruktūrą. Seniai lauktas įstatymo projektas, kaina nekelta ir nekeista 11 metų, dabar per Seimo narių pasiūlymus jinai tikrai ir nedrastiškai labai kyla. 960 maždaug vandens telkinių yra išnuomoti privatiems savininkams. Tai reiškia, kad kiekvienam telkiniui reikės pirkti po atskirą leidimą. Tai įsivaizduokim, kiek pabrangs.
Kiekvienas mokestis turi būti tikslinis, atkurti žuvų išteklius, o ne biurokratų piniginiams padidinti, pastorinti jas. Tai aš manau, kad yra pakankamai europinių pinigų, tik tais trūksta mūsų valdininkams gebėjimų tuos pinigus įsisavinti. Susiformavusi gera ir brandi žvejų mėgėjų bendruomenė, kuri pati sako, norim geresnės infrastruktūros, labiau įžuvintų ežerų ir upių ir šitas projektas paruoštas būtent su jais. Tai yra brandžios valstybės projektas, kur asociacijos sako, rinkite centralizuotai pinigus, darykite infrastruktūrą, kvieskite čia turistus, kurie išleidžia šimtais, žiūrėkite į Vilnių, suvažiuoja rudeniop nuo Lenkijos ir Vengrijos turistų, nuo Skandinavų ir kitų, pažiūrėti į mūsų upes, džiaukimės, puoselėkime ir būtent žvejo bilietas tai leis padaryti. Projektas yra kompromisinis, tinka ir pensininkam, ir jaunuoliam, kviečiu visus į žvejybą ir malonių rūpesčių. Mėnesio trukmės leidimas žvejoti paleidžiant žuvis kainuos 10 eurų, o metų trukmės 25 eurus. Leidimas žvejoti telkinyje, kuris neturi leidimo naudoti žvejybos plotą ir kuriame limituota žvejyba išskyrus lašišų ir šlakių žvejybą, parai kainuos 5 eurus, savaitei 15, mėnesiui 30 eurų. Vienos paros leidimas lašišų ir šlakių limituotai žvejybai kainuos 15 eurų, paleidžiant visas sugautas žuvis 5 eurus. Seimas planuoja pavesti valstybės kontrolėje atlikti auditą įvertinant, ar tinkamai įgyvendinami valstybės vykdomi įsipareigojimai dėl mokytojų darbo užmokesčio. Konstatuojama, kad valstybės biudžete švietimui skirtos lėšos jau viršija ES vidurkį, o tai skatina analizuoti aplinkybės, dėl kurių lėšos švietimui nepasiekia kai kurių mokytojų. Seimas bendru sutarimu ėmėsi 2 tokių nutarimų projektų, kurių vieną pateikė valdančiųjų, o kitą opozicijos atstovai, planuojama juos sujungti į vieną. Nesiginčys niekas ir aš pats nesiginčysiu, kad valstybės skiriamas finansavimas švietimui tikrai auga ir tai daro eilę metų. Tačiau švietimo sistemos kokybės augimo tempai akivaizdu, kad nėra pakankami. Sutikit, mokytojų gretos pilnėja nestebuklingų, praktiškai jokių tempų. Mokytojai reiškia tikrai pagrįstus savo nepasitenkinimus atlyginimo klausimais. Savivaldybės reiškia nuogąstavimus dėl valstybės deleguotų funkcijų priskirimo ir neskiriamo tinkamo finansavimo joms. Metus mokslo mokyklos pradeda eilinį sykį sakydamas, kad neturi visų reikiamų vadovėlių ir kitų reikiamų priemonių. Valstybės kontrolė, statistikos agentūra skirtingai skaičiuoja mokytojų atlyginimus, skirtingai skaičiuoja visus kitokius rodiklius. Aš siūlyčiau praplėsti tuomet audito objektą ir siūlau įvertinti, ar tinkamai ir laikantis teisės aktų savivaldos ir mokymo įstaigų lygių yra įgyvendinami valstybės vykdomi įsipareigojimai dėl mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio. Ar savivaldybės yra patvirtinusios efektyvius ir optimalius ugdymo įstaigų tinklo planus, ar savivaldybės skiria ugdymo įstaigoms visą joms priklausantį darbo užmokesčio fondą, ar efektyviai naudojamos mokymo lėšos skiriamos kaip valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti, ar švietimo įstaiga darbo užmokesčio fondą naudoja taip, kad būtų sudaromos galimybės darbuotojams mokėti didžiausią galimą darbo užmokestį. Opozicijos atstovai siūlo, kaip patys sako, platų auditą pavesti valstybės kontrolėje atlikti iki kitų metų vasario 1 dienos. Dėl to kiti Seimo nariai nuogąstavo, ar tikrai tokį auditą bus spėjama laiku atlikti. Seimo narė Jurgita Šiugždinienė siūlo auditą atlikti iki kitų metų gegužės 15-osios. Tolesnis svarstymas Seimo posėdyje numatytas gruodžio 12 dieną. Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą Respublikos diena ir 1863–64 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena. Iš sąrašo išbraukta birželio 1 minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Atsisakant po sovietinio šios dienos minėjimo birželio 1, į atmintinų dienų sąrašą nuspręsta įtraukti gegužės 3 penktadienį vaiko dieną ir lapkričio 20 pasaulinę vaiko teisių apsaugos dieną.
Į atmintinų dienų sąrašą įrašyta gegužės 15 Respublikos diena. Lietuvai gegužės 15 yra svarbi, nes į pirmąjį posėdį susirinko steigiamasis Seimas. Šią dieną jis priėmė rezoliuciją, kurią iškilmingai visų Lietuvos piliečių vardu proklamavo Lietuvos nepriklausomybę, o Lietuvos valstybę paskelbė Demokratinę Respubliką. Į atmintinų dienų sąrašą taip pat įtraukta sausio 22 1863–64 metų sukilimo prieš okupacinę Rusijos imperijos valdžią pradžios diena. Taip pat balandžio paskutinis šeštadienis, Tarptautinė veterinarijos diena, spalio 4 pasaulinė gyvūnijos ir Šventojo Pranciškaus Asyžiečio gyvūnų globėjo diena. Seimas 2023 metų Laisvės premiją nusprendė skirti rezistentui politiniam kaliniui Petrui Plumpai ir Europos parlamentui. Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teisės, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kovojant už rytų ir vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Laisvės premija Petrui Plumpai būtų skirta už nuopelnus kovoje dėl Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės, o Europos parlamentui už šiandienos pastangas stiprinant demokratiją ir žmogaus teisės, už laisvą tautų apsisprendimo teisės ir tautų suvereniteto gynimą, už nuolatinį istorinio teisingumo siekį, už indėlį remiant Lietuvos laisvės bylą ir Sovietų Sąjungos okupuotų Baltijos valstybių nepriklausomybės siekį, diplomatinę paramą nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvos valstybei ir indėlį integracijoje į Europos Sąjungą. Norėjau visapusiškai paremti abu siūlymus, tuo labiau, kad jie susiję, krikščionys demokratai sukūrė Europos Sąjungą, Europos parlamentas atvėrė mums visus kelius į dėrybas, nes ne visi norėjo, kad Lietuva dėrėtųsi, 99 metais buvo priimtas tas sprendimas, už kurį mes visi labai dėkojam, būtų labai teisinga tai padaryti. Petras Plumpa, kuklus žmogus savo prigimtim, bet labai nekuklus, sakykim, taip pasiektai savo darbais. Jie iš tikrųjų yra didžiuliai, tai neginkluoto pasipriešinimo sovietiniai santvarkai žmogus, leidęs pogrindinę spaudą. Prisiminti žmogų, kuris dar 58 metais vasario 16 ant Petrašiūno elektrinės kamino iškėlė trispalvę. Žinoma, tas jam kainavo tikrai nemenkų ir kankinimų ir išbandymų, bet jis niekada neatsitraukė nuo savo didelės gyvenimo misijos laisvos Lietuvos ir tą dirbo ir po 90 metų kovo 11-osios. Laisvės premija bus įteikiama Laisvės gynėjų dieną sausio 13. Šiais metais sukanka 80 metų, kai 1943 lapkričio 25 dieną Kaune buvo įkurtas vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas, lietuvių antinacinio, vėliau antisovietinio pasipriešinimo organizacija, siekusi išlaisvinti okupuotą Lietuvą ir atkurti suverenitetą. Seime vyko renginiai skirti sukakčiai paminėti. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vadovai, svarbiausios šios organizacijos veiklos akimirkos, pristatomi parodoje Siekiant nepriklausomybės vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui 80. Jo reikšmė pirmiausia tai, kad pavojaus akivaizdoje okupacijos metu susibūrė skirtingų politinių įsitikinimų žmonės, vedami tos laisvės liepsnos, kad taip ir pavadinime parašyta, išlaisvinimo komitetas, vyriausias Lietuvos išlaisvinimo. Jie visą savo gyvavimo laikotarpį kėlė Lietuvos laisvės siekį. Jūs užsiminėte, kad ir jūsų šeima turi sąsajų, ar ne, su šio? Iš tikrųjų, mano tetos vyras buvo vyriausio Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienu metu valdybos vicepirmininkas informaciniams reikalams Vilius Bražėnas. Vilius Bražėnas grįžo į Lietuvą jau, kai teta buvo mirusi ir dabar jau iki 2010 metų gyveno Vilniuje. Na, jau dabar jau palaikai ilsisi Vilniuje. Grožis tame, kad ten buvo skirtingų politinių įsitikinimų žmonės. Jeigu aš esu socialdemokratas, mano Tatienas, ar kaip mes tiesiog kreipdavomės dėdė, mano dėdė buvo dešinysis ir net
Bet tai nereiškia, kad mes bendravome pykdamės atvirkščiai. Lietuvos Respublikos atkūrimo siekiantis Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas Lietuvoje ir išeivijoje veikė nuo 1943 metų iki pat 1992. Be tų žmonių nebūtų mūsų, nebūtų šitos laisvės, tai dėkingumas. Antras žodis yra vienybė. Vat ir Juozas, ir daugybė socialdemokratų, ir krikščionių demokratų, ir liberalų čia yra, nes tai iš tikrųjų buvo pavyzdys, kai labai sunkiom sąlygom, kai mūsų tamsioji valanda buvo, politinės organizacijos 7-4 pasipriešinimo dirbom kartu. Parodos rengėjai primena, organizacijos veikloje dalyvavo nemažai buvusių parlamentarų, iš 9 organizacijos vadovų net 4 buvo Seimo nariai. Beje, šiemet minimas ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkų Kipro Bielinio 140-osios, Vaclovo Sidzikausko 130-osios, Jono Matulionio ir Juozo Audėno 125-osios bei Kazio Bobelio 100-osios gimimo metinės. Važinėdavo po pasaulį, rinkdavo, statydavo rezoliucijas, kad nepripažintų sovietų okupacijos Lietuvos. Buvo taip trumpai negalima, tai jis buvo ilgas, sunkus toks darbas. Išeivijos lietuviai visą laiką nepamiršo Lietuvą ir dabar nepamiršo. Ir kartais manau, kad neįvertino tos išeivijos lietuvius. Anglijoje, Airijoje, Vokietijoje, Amerikoje yra labai daug ir turi ryšių ir gali labai padėti Lietuvoje. Bet neturi jų bijoti. Biškai kartais atrodo, kad gal biškai nugarą atsuka į tos išeivijos lietuvių bijo. O padėtis dabar keičiasi Lietuvoje. Rusų grėsmė yra tikra. Ir pilietybės klausimas irgi realus. Manau, kad galėtų dalyvauti, jeigu kiltų karas, tai tikrai išeivijos atsirastų daug savanorių. tą veiklą mačiau, kaip pati pradėjau vadovauti Lietuvių informacijos centrui Niujorke, reikėjo platinti operatyvią informaciją apie žmogaus teisių pažeidimus, apie Lietuvos laisvės bylą užsienyje, nes iš tikrųjų pasaulis buvo užmiršęs, kad yra tokia valstybė kaip Lietuva, kuri buvo ištrinta iš pasaulio žemėlapio. Tai, kaip sakant, Vlikas buvo viena iš tų pagrindinių organizacijų, kurios kėlė Lietuvos laisvės bylą. Aš ypatingai artimai dirbau su Eltos informacijos biuletenių redaktoriais, kur Vlikas tiesiog palaikė ir parėmė, ir mes, kaip sakant, glaudžiai bendradarbiaudavom, tiesiog platindami vėliausią informaciją iš Lietuvos užsienio politikos formuotojams, žmogaus teisių organizacijoms, pačioms, reiškia, užsienio vyriausybėms. Konferencijos dalyviai atkreipia dėmesį, kad 1944 m. vasario 16 d. ši organizacija viešai paskelbė deklaraciją į lietuvių tautą, kurioje pabrėžė, išlaisvinta Lietuva turi būti demokratinė respublika. Kol bus sušauktas demokratiniu būdu išrinktas Lietuvos Seimas, išlaisvintoji Lietuva bus valdoma pagal laikinosios valstybės konstitucijos nuostatus. Laikinosios valstybės konstitucijos nuostatus priima Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas pagal 1922 metų Lietuvos konstitucijos principus. Komiteto veiklai persikėlus į išeiviją nuolat buvo keliama Lietuvos laisvės byla. Ką pavyko vis dėlto šitam komitetui nuveikti? Pagrindinis dalykas apskritai, kad jis pats atsirado, nes buvo tas ir mūsų antinacinis pogrindis irgi buvo susiskaldęs, buvo daug įvairių organizacijų, daug tokio irgi partiškumo. Bet vis tik tai po ilgų derybių 1943 rudenį šitas organizacijas pavyko suvienyti į vieną centralizuotą pogrindį, sukurti vieningą vadovybę. Ir žinoma, kai yra vieninga vadovybė, tai galima plačiau išvystyti tą politinę veiklą, agitaciją, propagandą ir kitus dalykus, ryšius su užsienio šalimis, su užsienio šalių organizacijomis, su išeiviais, žodžiu, ta veikla tapo labiau koordinuota ir intensyvesnė.
1949 m. birželio 14 d. paskelbta lietuvius vienijusi Lietuvių charta, kuri vėliau tapo pasaulio lietuvių bendruomenės ideologiniu pagrindu. 1989 metais pasirašytas Gotlando komunikatas, teigiantis, jog visų pasaulio lietuvių gyvybinis tikslas yra nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas. Seime atverta paroda Laikom frontas, skirta partizano politinio kalinio, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ilgamečio vadovo Antano Lukšos 100-osioms gimimo metinėms. Parodoje pasakojama Lukšų šeimos istorija, kuri neatsiejama nuo sovietų okupuotos Lietuvos istorijos. Visi šeimos nariai įsitraukė į partizaninį karą ir dėl to skaudžiai nukentėjo. Antanas Lukša – legendinio Lietuvos partizano Juozo Lukšos Daumanto brolis, demisijos kapitonas. Iš 4 brolių, kurie pasirinko laisvės kovotojų kelią, jis vienintelis liko gyvas. Netaip seniai jis mus paliko ir turėjom laimės daugelis iš mūsų jį pažinti įvairiose renginiuose, iniciatyvose, ar tie, kas dalyvauja, ar ateidavo pasveikinti, pabendrauti su politinių kalinių tremtinių sąjunga, kurios ilgametis vadovas jis buvo. Ir kaip jo paties sūnus yra sakęs apie savo tėtį, tėvas buvo kietas. Kietas ta prasme šaunus ir labai užsispyręs ir labai ryžtingai siekęs tų tikslų, kurie buvo svarbus jam, jo šeimai ir atėję iš šeimos auklėjimo. Antanui Lukšai, kaip sako Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, okupacijų ir laisvės kovų muziejaus parengtos parodos Laikom frontą rengėjai, teko sunkus išbandymai. Patyrė sovietų saugumo žiaurius tardymus Kaune. Nebuvo sušaudytas tik todėl, kad mirties bausmė 47 gegužę buvo panaikinta. Todėl Antanas Lukša slapyvardžiu Arūnas nuteistas 25 metams katorgos. 1956 metais sugrįžo į tėvų žemę, į sovietinę Lietuvą. Čia jį pasitiko tik mama, nes nei tėvo, nei brolių gyvų jau nebebuvo. Šita šeima yra nepaprasta ir nenoriu nuvertinti ir tikrai tikiuosi taip neskamba, kad kažkaip nuvertinant kitų pasiaukojusių žmonių indėlį į Lietuvos laisvę, bet tikrai išskirtinė šeima, kuomet pati mama laimino savo sūnų, suprasdama, kad likimas gali būti ir pats nepalankiausias, bet laimino juos kilniam tikslui apginti tai, kas yra savo, apginti savo šalį, savo valstybę. Tai buvo tas žmogus, kuris įkvėpdavo kitus partizanus, nežinot, būdavo ir nusiminimo valandų. Tai tas žmogus su savo balsu, jis turėjo be galų gražų balsą. Ir, žinot, slapčia irgi jie tomis padainuodavo. Tai tos dainos irgi, kaip sakyti, ir sutelkdavo tos partizanus ir įkvėpdavo jiems tos jėgos. Prasidėjus atgimimui Antanas Lukša aktyviai dalyvavo politinių kalinių ir tremtinių visuomeninėme gyvenime. Buvo ilgametis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininkas, rūpinosi partizanų, politinių kalinių, tremtinių įamžinimo reikalais, paminklų statyba, partizanų kovų istorijos kartografavimu, knygų leidyba. Tokia buvo savaitė Lietuvos Respublikos Seime. Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės, bet teisingasis reikalauja jos visiems, ne vien tik savo. Šią mintimį atsisveikiname. Iki susitikimo kitą savaitę. Sudie.